vakaras visiems. Pradėsim tėvų susirinkimą mūsų. Ateina. Atspėjat. Taip, visų pirma, naudodamas progą noriu visus pasveikinti su mokslo pradžia naują sezoną. Kažkam džiaugsmas, kažkam vargas. Ką padarysim čia? Kaip aš jiems visą laiką sakau šitiem mūsų draugam ir jūsų vaikam, kad visų pirma, visą laiką turit gerus pažymius, kad po to ateityje galėtum gerą pasirinkimą, nes jeigu blogas bus, blogi pažymiai, tai mažai pasirinkimų bus. Tai visą laiką sakau, aukšto lygio ir gerai mokantis visą laiką savo greičiau ir paprasčiau suras darbą ar dar kažkokį poveikį, jeigu bus blogi pažymiai, nu tada kas liks, tą ir gausi. Tai vat, su jais visą laiką tą temą bendraujam. Jo, kad liktų. Dar liktų, jo, gali būt, kad ir neliks. Tai vat, gerai. O pirmas tada būtų pastebėjimas, kaip anksčiau mes visą laiką dalindavom A ir B komandą, tai pas mus dabar pakeisim, bus mėlyna ir balta. Vadinsime taip, aš po to sąrašus iškabinsiu. Mūsų grupėje surašysiu viską, parašysiu, kas ten bus, bet čia toks sąrašas bus preliminariai. Мы сделаем две команды, будет белая, синяя. Ну, это для того, чтобы, как говорится, они могли ориентироваться, где за какую уже играют, понимают. Но в любом случае список не окончательный, всегда можем перекинуть. У нас вот dabar yra atvejis, kai vat neseniai naujokas atėjęs, 3 savaitės po atostogų. Jisai prieš tai Vankį pradėjo, po atostogų grįžo, 2 savaitės padirbėjo ir jau matosi, kaip jisai jau tobulėjo. Tada prie pirmos komandos pajungiam ir jisai ten neblogai jaučiasi. Tai kažkas gal kaip tik rezultatai suprastės, galės nuėti į kitą komandą irgi ten, kaip sakant, pakelti savo lygį ir bus konkurencija ir skirtai tarpusavį bendrauti. Tai dabar šį sezoną pas mus bus 3 čempionatai, galimybė kur pasižaisti visiems. Tai pirmas, kaip ir praeitais metais buvo, tai čia paprastesnis, pats atrodytų silpniausias lygis, bet iš tikrųjų irgi ką veikti bus ir nemažai komandų susidarė. Tai apskrities čempionatas Utenos. Tai žaisim tarp 14-15 metų. Čia bus komanda sujungta. Iš 14 metų ateis vaikai ir mūsų 15, kurie mažiausiai gauna, mes kartu susijungsim ir su jais kitas treneris važiuos ir mes ten žaisim. Tai vat irgi susitarsiu, paduosim sąrašus. Tie, kurie, pavyzdžiui, pro lygą irgi mažai pažaidė, irgi bus galimybė nuvažiuoti. Dėl tvarkaraščių dar parašysim, bet ten bus netoks intensyvumas. Ten daugiausiai bus toks dalykas, kad... Как отцепись, Мишелёна. Да, слушай. Да. Сегодня, вот сейчас 7 часов. Это у младших будет завтра, а сегодня у старших. На втором этаже сейчас я покажу. Сейчас вот дверь открою. Вы сейчас где центральная большая трибуна, можете сюда подойти. Это где запасной ходил, а вы здесь центральная делаете, здесь на половине вообще. Там вы видите дверь, на втором этаже открыта, она подойти. Все. Ну тогда будем вас шокировать. Pertraukė susakysiu, tai pas mūsų apskritys bus, po to pro lygą, ir kai visą laiką mūsų tvarkaraštis jau yra mūsų grupiai, galite pasižiūrėti, visos varžybos bus šeštadieniais, nebent jeigu kažkas pasikeistų, tai vat šeštadienio laikas irgi ten stengsimės, šiaip parašytas preliminariai 11 val. Bet to dabar Elektrėnų biškį perkelė ir iškart jau po to dar prašysiu kitą trečiadienį pas mus jau Panevėžys atvažiuos vietoj šeštadienį. Nes šeštadienį, čia jau sekantis, tai jau bus irgi mano pasakymas, bet dabar va, dėl čempionato, tai prašymas būtų, kad jūs, jeigu negalit, jeigu susirgat, jeigu kažkur išvažiuojat, bet labai prašau, dabar paplanuokit savo laiką, nes dabar pas mus yra žaidžiamas variantas 8-8, viskas, mes jau dabar žaidžiam ne 5-5, tai kiekvienas vaikas mums labai svarbus. Visų pirma, transporto atžvilgiu mes irgi turim skaičiuoti pinigus, nes jeigu, pavyzdžiui, nedaug dėjo komanda nesusidarytų ar dar kažkas, tai mes bent jau kažkaip galėtumėm pakoreguoti, nes dabar viskas pabrango. Kad jūs žinotumėt, dabar važiuojam į Elektrėnus, tai autobusas kainuoja 450 eurų. Tai čia viena kelionė, o mums tokių kelionių bus 9, tai galite paskaičiuoti biudžetas. Čia tik vienas mūsų 2-15 komandai, tai čia tik tai pro lygą.
O jeigu apskritys dar papildomai, nu, tai žodžiu, ten kainos tikrai nemažas. Kodėl tokia kaina? Nes didelis autobusas. Kuo mažesnis transportas, tuo mažesnė kaina. Tai va dėl to, kad mes žinom. Kodėl didelis? Kodėl mes netelpam į... Nes netelpam. Nes gaunasi taip, kad jeigu mes įmam 8, bet tikrai turi būti ant keitimų. Kaip minimum 4 žaidėjai, aš taip planuoju. Tai kad vienoje komandoje 12 ir kitoje 12. Taip, 2 komandas mes vienu metu žaidžiam. Tai gaunasi 24 žaidėjai, 2 treneriai, jau 26 ir mikroautobuso dėja tokių nėra. Arba jeigu yra 23 vietos pas mikroautobusiuką, tai kažką reikia palikti. Irgi negerai, tai kad visi žaistų. Ir aišku, dar ne visi tilps į tą sąrašą, tai va tada atsiranda apskritys pas mus. Apskritys, tvarkaraštis. Praeitais metais buvo pirmadienis, bet aš nežinau, dar patikslinsim, turėtų būti, gal antradienį bus, jeigu vėl pirmadienį, tai va irgi planuosim A komanda. Pagrindinė mūsų, pavyzdžiui, balta lieka čia treniruotis, o mėlyna komanda išvažiuoja į apskritį. Tai va taip mes irgi. Kažkas gal mažiau gavo pažaisti, irgi važiuoja į tą apskritį. Ten, kiek aš mačiau, turbūt apie 10, o gal net 8 komandas, tai irgi nemažai. Turėsim 4 turus į vieną, kaip sakant, ratą, po to dar 4 turai ir galiau užbaigsim. Pagal tvarkaraštį, tai ten birželio 7-6 diena mes jau pabaigsim. Jeigu viskas gerai, jeigu nusikels varžybos, viskas gerai, tai galite irgi paplanuoti savo laiką. Pavyzdžiui, būtų labai didžiulis pasiūlymas, kad jeigu mes jau susitarėm, kad Liepos mėnesį paleidžiam vaikus, tai pasistengkit susiplanuoti savo atostogų grafiką, nes, pavyzdžiui, dabar rugpjūtį tie, kurie labai vėlai atėjo, jiem labai yra sunku atsigauti, įsivažiuoti į ritmą. Nes, pavyzdžiui, tie, kurie buvo jau Liepos mėnesį atostogavę, atėjo rugpjūtį, jie jau greičiau įsisavino visus pratimus ir visą kitą. Dabar gaunasi 1-2 treniruotės, arba net va dabar rugsėjai, kurie pasirodė, tai įsivaizduokit, jiems dabar šeštadienį važiuoti varžybas, kai 2 treniruotės, net 1 turėjo, nes rugsėjai 1 nebuvo treniruotės. Tai labai sunku kažką tikėtis, kad tie vaikai. Tai va dėl to Liepos mėnesį kažkaip pasistengkit, jeigu yra galimybė tikrai, kad jau nueitumėte, o tada rugpjūtį, va čia sugrįžtat ir mes ramiai visi be streso kartu pradedam dirbti. Ir tada ir vaikam kitaip bus, ir jūs pailsėsit normaliai, ir vaikai pailsės, ir kad galės normaliai sėdėti prieš mokyklą. Nes dabar va nauja klasė, nauja mokykla, labai sunku viską. Tai va, o dėl kitos savaitės pas mus yra galimybė sudalyvauti Daugavpils Cup. Šitas turnyras, bet pasiūlymas būtų, kad mes su pagrindinė komanda nuvažiuotume. Tai variantas toks būtų, aš sąrašą pakabinsiu, nes ten labai aukštas lygis. Praeitais metais mes iš pirmos grupės net neįkopėm toliau, mes iškart iškrytom, tai va šiais metais pabandysim. Jeigu, pavyzdžiui, iš pagrindinės komandos kažkas nepasakys, tada aš parašysiu, kad va yra laisvos vietos, mes tada važiuojam. Tai jeigu su savo transportu kaina būtų į tas 3 dienas, jisai vyktų pas mus rugsėjo 12, 13 ir 14 dienomis. Tai gaunasi penktadienį prasideda, šeštadienį ir sekmadienį. Tai jeigu mes patys važiuojam savo transportu, tai reikės 3 dienas jum, kažkam mūsų susikooperavus važiuoti. Tada kaina būtų 60 €. Jeigu su transportu, autobusas 3 dienas mus veža, tai 77 €. Tai tada jau viskas jums tik tai, kai visą laiką atvest vaikus prie autobuso, visus įsadina, sužaidžiam. 17 € daugiau už 3 dienas? Taip. Tai gal geriau su transportu? Na tai va, aš jums pagalvokit irgi, nes vėlgi, jeigu 3 dienas vežiot tėvam, tai jūs visą laiką turite būti. Su transportu tada. Jo, tada su transportu. Tada jau sutarėm ir čia vėl bus. Nuvažiuojam, formatas, grupės, 7 prieš 7. Pirmą dieną, jeigu gerai pasirodom, tai tada į aukštesnį ten etapą išeinam, jeigu ne, tai tada į žemesnį etapą papuolam. Tai faktiškai, kaip žaidėjo organizatorius, ten 9 ar 8 varžybas kaip minimum bus per tas 3 dienas. Tai faktiškai prisižais nemažai. Tai va, tai po to aš kai sąrašą iškabinsiu, tada jau lauksiu atsakymą. Visi važiuos, visi kas negalės, tada pakeisim. Tai va, dabar kas liečia mūsų buitį, tai būtinai dėl medicininės pažymos. Pasižiūrėkit, pas ką gal kažkas baigėsi, dar nepratėsit, medicinskų spravkų egzaminą pravėti. Nes šiais metais jau kiekvieną kartą jau mažina tą, kaip sakant, galiojimą laikotarpį, nes anksčiau būdavo metai,
pusmetis, dabar jau 3-4 mėnesiai. Tai faktiškai vos nepadarė, tai iš karto jau ten nedaug reikia, jisai labai mažai galioja. Tai va pro šitą tikrai pasižiūrėkit, nes... Tai jūs sakėt, 3 bus apskritys, pro lygą, o trečias... Trečias vada, gerai, kad BFA dar irgi organizuos anksčiau dabar. Faktiškai žiemos dar periode ir va šitas, kur BFA irgi buvo. Tai mes praeitais metais važiavom 3 kartus, tik tai buvo rudens, pavasario jie dabar ir nori- žiemos. O už praeitais metais mes 2 kartus į mėnesį važiavom, tai dabar tai daug. Dabar jie nori padaryti, kad daugiau būtų komandų ir kad pavažiuotum irgi ilgiau. Ai, kaip anksčiau būdavo. Jo. O tai gerai, o kokią dieną? Šeštadienis pro lygą, sekmadienis pas mus pas visus bus pirma komunija. Visi vaikai Tai aš vaikščios, tada beveik vat- ten pora tik tai vaikų, gal kurie neis, Dar balius po to, ne? nesuprantat, čia 4 klasėje šitą pirmą komuniją ir sekmadienį. Aš tada Ir čia direktoriui jau- pasakysiu tikrai, kad jūs kaip ir minėjot, jo, komuniją turim, tai galėsim kažkaip atsižvelgti šitą. Bet jau jie planuoja, gal Aš kažkas galvoju, gal pasikeis. su kunigu ką nors. Kiekvieną sekmadienį. Ne, nu tai pasakys, atsiskaitinės vaikai tėvų kažkaip. Nežinau, matyt. jeigu Žinokit, tu labai eisi sunku. susitarsi, tai gerai. Nu aš nežinau, bet tai jo kaip. Arba Elinga. Sportuojam, taigi. Labai žinau, labai bet sunku. sunku. Priežastis gali neneigti, jeigu pateisinti. Prieš tai buvo pas mane 13 metai, tai žinokit, jau taip prigazino tos vaikus, kad sakė, Nu ir jeigu, mus Ai, prigąsdino. neleido, ne? jeigu neatėsit, sako, viso, aš jūs paukiu ir visą gero. Ir va taip, o jie ten Nu visi tai, drebėdami. 12 bais Nu, klasių. buvo tada tokių, prie- kas susitarė, prieidavo, kažkaip surasdavo ten, bet buvo tokių, kur aš neįsiu, aš nevažiuosiu ir viskas. Ir va taip ir būdavo. Nu, tai aš po to direktoriui pasakysiu, kad planuotume, kad būtų kažkaip tai irgi prisitaikyti. Bet čia kiekvieną savaitę, kiekvieną sekmadienį. Taip. Kiekvieną sekmadienį. Taip. Kiekvieną sekmadienį Iki birželio, nuo spalio iki nuo spalio jau prasidės, ne? Tai viskas, Taip, visus birželio. turnyrus, visus šitus galite Po atminti. bažnyčios. Bažnyčia Arba pirmą Vilniuj- valandą Arba Vilniuje pasibaigė. susitart, nuvažiavo sužaidė ir į bažnyčią. Tai jau viskas ten jau, kaip ten parapija ta pati, vis tiek susidau nebent kaip variantas. Gerai, tada aš pasakysiu. Taigi vis tiek būtų- nebus kiekvieną savaitę. Tai nėra išleisdavo, bet kunigų. Dar- Ne, nu kai pagalvoju, jeigu mes kartą į mėnesį praleidinėsim, tai tikrai nieko, bet jeigu kiekvieną Jo, sekmadienį, tai... čia jau reiktų, aš galvoju, kad visiems prieiti, pasakyti, kad mes va dalyvavom. Policija atsiprašo. Jo, kad jau ne vienas, kas, žinot, kaip buvo, vienas susitarė, kiti nesusitarė, ir vienas kenčia, arba, nu, tai kad bendrai prieiti, tada pasakyti, pas mus tokia situacija, kad mes va dalyvavom tikrai, ne kažkur išvažiuojam, o žaidžiam, tai va kažkaip gal. Jisai jau informuotas. Dar po to dar NVŠ sutartis, kas va dar irgi buvo nepasirašę, tai irgi. A vat kaip tik iš karto klausimas, kur tas NVŠ eina? Nu, Kur? mes vis tiekgi dabar, kadangi viskas brangsta, jisai ir kaip ir bus mūsų papildoma draudimas, jeigu kažkur atsirastų galimybė kažkur nuvažiuoti, pavyzdžiui, irgi kelionę organizuoti. Plius dar visų pirma, be kelionės, ar vat mes irgi darom papildomas treniruotės, jie bus 4 treniruotė, bet aš dabar žiūrėsiu palei grafiką, kada mes galėtume tą grafiką padaryti 4 treniruotę. Jinai planuojama būti antradienis, tai vat irgi, kad jūs paplanuotumėt, pasižiūrėtumėt antradienis, tai antradienis būtų taip, kad mes ateinam ir, pavyzdžiui, po varžybų dienos, šeštadienį buvo varžybos ir kad ateitume ir video filmuosim, aš savo kamerą arba kažkas iš tėvų, kaip jūs padėdot, tai vat pafilmuosim, pažiūrėsim, tai va čia va atėję galėsim va šitą didelį ekraną pajungti, viską pasižiūrėti, padaryti analizę ir su vaikais tada jau praktinės užduotis irgi nueiti. Tai vat antradienį. Bet jeigu atsirastų tada pas mus apskritys, tai tada irgi žiūrėsim. Kažkuri komanda važiuoja į varžybas, kita komanda tada čia dalyvauja. Tai vat tą antradienį pasižiūrėkit, paplanuokit ir surašykit savo. Dabar vat kas papildomas lanko, keli tai kada pas jūs vyksta, pavyzdžiui, tenetynės ar dar kažkas. 16 valandų. 16 valandą, ne viskas vyksta. O kuriom dienom? Kiekvieną dieną. Vieną dieną. Bet mes 2 dienas tik tai, jo, Tai antradienį, faktiškai ketvirtadienį. visai 4 turi, o kažkokios kitos būrelis kažkas turi. Ketvirtadienį Mes vaikštai. irgi dabar Šachmatai, ketvirtadienis ne? į šachmatus pradėjome. Šachmatai, ne? 16. Taigi antradienis, jeigu kaip variantas, toks dar visai neblogas būtų. Jau. Nu, mums tinka antradienis, ketvirtadienis. Kitiem kaip antradienis galėtų ateiti, tai irgi. Jeigu mes nevažiuotume, tai va tie, kurie, pavyzdžiui, kad O ateitų. laikas tas pats?
Nu, pasižiūrėjau, aš galvoju, ketvirtą būtų neblogai, iš mokyklos jau spėtų visi. Aha. Bet antradienis, ketvirtadienis ir vartininkas, treniruotė. Ir mes ir jisai. Nu, tai tada pasižiūrėjau, o ketvirtadienį kada pas Aleksandrą? Ketvirtą? O, pusė keturių dabar. Pusė keturių, ne? Ar Jo, galės tada, jeigu ką, nulės treniruotę, nes tada bendrai su kitais tada irgi padirbės vis tiek. Tai va, tai dėl šitų pasakiau jom ir dar, vat kas dalyvavo Liepājai pas mus, matėt, irgi buvo stovykla, nuvažiavom ir sakyčiau, visai neblogai gavas kaip pirmam kartui ir pasirodėm neblogai. Ir vat kitais metais norėtųsi, kad jūs jau paplanuotumėt ir daugiau būtų vaikų, kurie galėtų ten nuvažiuoti, nes labai gerai ir po to vaikai patys jaučiasi, matosi ir fiziškai, ir pasiruošė, ir gerų emocijų gavo, ir pasižiūrėjo, ir visai neblogai buvo ir maitinimas, ir visą kitą, tai jums pasiūlymas būtų irgi, kad jau dabar, kai prasidės sezonas ir ant pabaigos paplanuotumėt savo biudžetą, irgi paskaičiuotumėt pinigus. Nežinau, dėl kainos gal ir pasikeis, bet praeitais metais buvo 470 eurų. Dar variantas, mūsų treneris va šiandien irgi nepaminėjau, Tadas atsiprašė, nes sirguliuoja, tai iki šeštadienio nori pasveikti, o šiandien atvažiavo, bet jisai pats savo vaikam organizuoja Palangoj dar stovyklą irgi. Tai ten kaina būtų mažesnė, ten būtų 6 dienos ir kaina būtų 230 eurų. Kiekvienam. Nu, ten be turnyrų? Ten su vietiniais irgi susitartume, organizuotume, tai irgi būtų su ko žaisti, ten tikrai jie visą laiką irgi ten planuoja, organizuoja, nes ten tie, kurios vietinės komandos visą laiką pasiruošusios, su mielu noru sužaisti. O ten, aišku, tas turnyras labai daug ką davė, tai kaip vad jums Patiko, pavyzdžiui, mes kai tėvai atvažiavom, ten kiti vaikai, kitas lygis tikrai. Taip. Ir tokia, ir vaikams ir aikštelė ir viskas, tiesiog super, kad jie padalyvavo, tikrai. Tai vat šitais, va dabar kaip tik Daugpilį irgi važiuosim, aš skaitau irgi panašaus tipo bus labai stiprus turnyras. Tai vat, aš tada sąrašą parašau, kas atsako taip, ne, tada ir kitus dėliosiu. Tai dar po to būtų vėlgi iškart, dėl NVŠ tavo sutartis čia yra privaloma ar ne? jūs galite pasirinkti arba skirti, neskirti. O kažkas keičiasi, jeigu nepasirinksi tų pavyzdys? Ar reikia papildomai kažką mokėti, dar kažkas keičiasi? Ne, tiesiog skiria, pas jūs yra pasirinkimas, kur jūs galite panaudoti tus pinigus arba kitam sportui, ar dar, tai aišku, geriau, kad prie mūsų būtų čia, nes visi papildomai nuo to gaunam pliusą visi, mūsų akademija. Tai ir dar tada po to pagalvosim, gal jau po to į pabaigą, dėl uždarimo irgi norėčiau paklausti, kaip geriau, ar jums patiko ten, kur mes kartinguose lankėmės, ar kažkokią kitą veiklą pagalvoti irgi padaryti. Baidarės gal dar kartą, ar dar kažką, būtų jums pasiūlymas po to. Kažką galima dar bus pagalvoti. Jo. Dar visas sezonas, Jo, bet nu, tai gal vat- kažką kitos ateis minčių kažką. Tai va, irgi tai toks po to jau pamastymas, kai turėsit vaiką ir kažkokį pasiūlymą kitą duot. Nes kaip mačiau, visai kaip ir turėjo patikti kam. Tai va, gal dar kažkokių klausimų turit? O kaip čia tik tais su turnyrais planuojat kažkokius turnyrus važiuoti? Taip, bet dabar vat, grafiką mes turim šitą Švalkio apskrities irgi sužinot. Ir kaip matot, o dabar gaunasi pas mus tik sekmadienis diena. Vienintelė diena. Nebent mes perkeisim, Bet pabandysim. va, jeigu sakot, su Panevėžiu trečiadienį planuojat, tai Dėl to, kad į Daugpilį, vat, jeigu bus galima normaliai viską suderinti, perkelt, tai būtinai taip aš sudalyvausim. manau galima. Jo, Nes kažkaip. įdomu, šiaip tokie va kaip 3 dienų, galvoju. Šitas tikrai, mes paplanuosim ir vėlgi mes jau su Tadu irgi bendravom, kalbėjom, pas jį daug pažįstamų, kurie irgi ten organizuoja ir palei lygiai, bet biškai nebūtų toks jau kaip, vat, pavyzdžiui, vėlgi Daugpilį nuvažiuot, ten labai stipriai. Yra tų turnyrų, kur mes važiavom į Šalčininkus, atsimenate, tas buvo turnyras visai toks, galima ir su jais ir pasigalinėti, ir žaisti, dėl prizinės pakovoti. Tai va taip, ir visi ir daugiau žmonių galim paimti, ir kad būtų ir įdomiau. Nes vėlgi, dvi komandos, jeigu vešim, jeigu labai stipraus lygio turnyras, nu, tai automatiškai tie, kurie mūsų silpnesnė komanda, tai jiems labai sunku bus. Tai irgi, ir jie nepatirs to malonumų, jie nuvažiuos faktiškai ir visą laiką jiems bus labai sunku. Tai va šito nenorėtųsi. Mes jau tada paplanuosim, aš pranešiu ir bus tie turnyrai palei lygiai, kad jau galėtume tą komandą normaliai pasirodyti. Ne, tiesiog, pavyzdžiui,
dėl tų pro lygos, kaip pas mus buvo. Ėjom, o po to jau pradėjo visi Vilniečiai važinėti per turnyrus, jie atsisakė ir mes turėjom mėnesį laisvą visą ir mes patys niekur neįsirašėm į tos turnyrus ir mes tiesiog sėdėjom namie ir vaikai nei turnyrų neturėjo, nei pro lygos nieko Tai vat nežaidė. šitas, Irgi taip, tai va dėl šio aš jau sakiau direktoriui, jie buvo ir susirinkimą darė ir dėl ko aš ir buvo variantas, kad jie norėjo palikti tik vieną komandą, kad būtų tik tai A komanda ir kad mes B komandas tada jau dalyvautų apskričiai lygmuo. Bet vėlgi, vieni treneriai pritarė šitam dalykui, o kita dauguma pasakė, ne, paliekam kaip buvo, pavyzdžiui, mažesni miestai, jie atrodo norėjo padaryti vieną komandą, bet kiti, kas turi didesnę akademiją, jie pasakė, ne, mums tas neįdomu, mes paliekam 2 komandas ir žaidžiam taip, kaip ir buvo. Dar vat naujovė, dar aš dar pasiskambinsiu paklausiu, nori įdėti, kad būtų teisėjas prie A komandos, atvažiuotų, pavyzdžiui, federacija skiria teisėją ir kad vat, mūsų pirmus komandos, kad žaidžia, kad jisai teisėjautų. Tai va dabar aš kalbėjau su Elektrėnus treneriu, bet jisai pasakė, kad iš federacijos kol kas neatsiuntė. Tai aš dar irgi pasidomėsiu, ar tas tiesa, ar tai šiam varžybom neatsiuntė. Tai aišku, norėtųsi. Tai mums būtų paprasčiau ir kitaip viskas jau žiūrėtųsi ir būtų to daugiau, sakant, mažiau kiti klubai negalėtų į nuošalę nusukti. Tai jie turėtų tartis ir su federacija, ir su teisėjais ir jau būtų daugiau tvarkos. Nes dabar, kai jie nusprendė nuvažiuoti ir nenori, tai vat, mes turėsim daugiau tos tvarkos. Aš dar pasiskambinsiu Kalkauskui, paklausiu, tas, kuris atsakingas. Tai vat, ateity tikrai nori padaryti, kad būtų jau ir teisėjavimas, ir tie teisėjai jau seks ir tvarkaraštį, ir kad būtų ir žaidėjai visi su licencijom ir visa kita, o šitos teks. Ir tada jau kitos komandos jau privalės visą šitą grafiką sekti. O to dėl turnyrų tikrai paplanuosim. Aš manau, galima vis tiek su komanda pasišnekėti, perkelti ant į vidurį savaitės ar ką. Pasižiūrėti visai smagiai ten būna. Daug rungtynių, skirtingos komandos, tai manau čia. Ir tada atitinkamai tada reikės jau vėlgi paplanuosim, kaip mes patys savo transportą, jeigu netoli, arba tada jau su autobusu irgi, jau būtumėt jūs pasiruošę. Tai aš manau vis tiek, jeigu jau stipresnis ar koks ten tik nesusiras, atsiras vis tiek gal tu. Ar savo transportą kažką, manau. Svarbiausia, kad nebūtų paskutinė akimirka, kai mes jau atrodo važiuoti ir mes po to sako, aš nevažiuoju, aš persivažiuoju, va šitą, kad tikrai. Tai rinkit pinigus į priekį ir tada galite važiuoti. Ir reikia biškį, aš kaip tik sąrašą dariau klausimą, kad jūs biškį anksčiau mums praneštumėt, kad jūs, pavyzdžiui, žinot, kad jau 12, 13, 14, mes planuojam į Daugpilį. Ir iki šiol, pavyzdžiui, informacijos jokios. Nes matot, aš skaičiau pinigus. Jeigu aš surašiau, man turėjo atsakyti. Jeigu aš informacijos neturiu, tai aš parašysiu, po to pasikeičia informacija, aš vėl rašau, po to jūs sakysit, per daug parašėt, viskas susimaišė, mes nieko nesuprantam. Tiesiog, kad vis tiek reikia tėvams čia gyvystės išeiginės. Kažkas gal kažkur išvažiuoja ir dar kažkas. Man ką tik atrašė, pasakė, paskaičiavo, nes buvo 3 skaičiavimai. Variantas buvo, jeigu mes 2 komandas vežam, po to vėlgi pasitarėm su treneriais, nusprendėm vieną kol kas. Irgi po to, kadangi atsirado apskritys, irgi buvo ten neaišku, kada tas grafikas, kiek komandų. Irgi labai ilgai atsakinėjo. Tai dabar va irgi pasižiūrėjom, paskaičiavom, kiek tų žmonių, kas dalyvaus, kur ir kaip, ir tada nusprendėm, kad vieną geriau tada padaryti. Irgi viskas sprendžiasi. Dabar viskas remsiasi mūsų vėlgi atsakomybė. Jeigu mes vaikų irgi sakom, kad nebūtų taip, kad paskutiniu momentu aš nevažiuoju. Tai vat jums irgi. Jeigu jaučiat ar matot, kad negalit, 2-3 dienas, maksimum vieną, kad tikrai iškart rašykit, susirgom, negalim, aš tada kitą vaiką parašysiu. Dabar vėl 8/8, dar 4 papildomai, 2 treneriai visą laiką, skaičiuosim transportą ir planuosim. Dar turiu klausimą. Šiais metais kokią salę mes einam? Taip, dėl salės. Dėl salės, iš karto į tą salės šitą. Norėtume, aš skaitau, kad dauguma tikriausiai turėtų, mes kaip su tėvais kalbėjom, kad kuo ilgiau mes būtume lauke. Ir jeigu vis tik tai mes einam į salę, kad šiais metais jūs žadėjot praeitais metais taip ir nepadarėt, kad dalintumėt mūsų 2 grupės. Nes pavyzdžiui, Verdenės 2 komandos, kai beveik 30 vaikų, čia pusė treniruotis vaikai sėdi. Man, pavyzdžiui, asmeniškai to laiko vaiko gaila. Aš tada jį geriau vežsiu į šachmatus, negu jisai sėdės ir tiesiog žiūrės, kaip kiti žaidžia.
Aš skaitau, galima geriau po 1 valandą padaryti 45 minutės, bet treniruotė, pavyzdžiui, 15 vaikų ir 45 minutės ateina kiti 15 vaikų. Nu geriau jau taip tada. Gerai, žinot situaciją, kokia yra dabar su akrobatika. Žinom. Tai va. Nu tai tada būnam laukia. Ne, tai aš su mielu noru, aš ir norėjau pasiūlyti, jeigu mes susitarėm, tai tada, kad jeigu einam į lauką, tai kad nebūtų taip, kad aš ir kitas treneris ir dar 5 vaikai, o visi kiti sėdi namie ir sako, per šalta. Nu, iki minus Tai va, 20 dar reikia gali. kalbėti, šiaip dauguma tėvų Aš tai- sutinka, kad būtume laukia. Aš visai sakau, aš kaip treneris, aš visada ateisiu. Nes, pavyzdžiui, pas mane dauguma pažįstamų lanko mergaitės šitą biatloną. Pas jos treniruotės tik laukia, niekada nebūna salė. Ir jie visą žiemą treniruojasi bet kokiu oru, niekada pas juos salė nebūna. Jie visada laukia. Jeigu laukia, tai Kaip salė mes galima tą treniruojamės. treniruotę Žiemą mes- patrumpinti kažkiek. Tai A? Žiemą mes ją salė. intensyvesnė Nu, padaryti. kaip, vat, žinau, kad Negali Sušaltų dovanoti vaikai tai ten. salė, nes žiemą tik tai jeigu ten ant slidės, tai tada tik tai laukia. O šiaip žiemą tai salė. Nežinau, va. Mergaitės yra atgimimo. Tai va tada iš karto. Vieną kartą į savaitę salė, vieną kartą į savaitę laukia. Du kartus per savaitę salė, vieną kartą laukia. Nu, dar plius papildomą treniruotę ten šeštadienį. Bet su slidėm tik tai laukia. Gerai, apie futbolą Bet jeigu šnekam. žiemą bus kaip pernai, tai valiuo. Aišku, geras oras buvo, bet kaip užpernai. Tai va tada paplanuosim vėl, mes dar Ne, nu, turim kai minus 20, laiko. tai žinoma, ne. Mes turim dar laiko, turi tada paplanuoti ir paruošti. Problema yra tame, kad vaikai nenori persijungti po treniruotės. Jie taip ėjo, taip ir išeina. Vėlgi kiekvieną kontroliuoti, nes po jų bus 18 metai. Pavyzdžiui, jeigu eina pirmieji vyresniokai, tai tada po jų eina dar 18. Ir aš stovėt prie kiekvieno, prie rūbinės ir sakyti persirink. Tai aš prarasiu pusvalandį ir negalėsiu tada jau treniruoti 18. Taip, jūs tada turėsit. Čia tėvai turi tada jau. Taip, tai jau aš sakau, jūs turėsite tada jiems įdėti sausus drabužius, pas mus yra Ne, čia pačioj. jokių problemų dėl drabužių, Ne, jeigu tai viskas, jeigu sako, Ir kad jie juos Pusė va taip ir eina. persirengtų, vakas yra svarbiausia. Ir po Jie kad gali varžybų vis ir tada Žiūrėk, kiek pusė pusė apsirgę šlapių ir po to važiuoja. būna. Tai va dėl to turėsit su jais ir pabendrauti, ir paaiškinti, ką jie turi padaryti, netgi pasitreniruoti, ką jisai persirengs, ką jisai nepersirengs, ką jisai paims, ką nepaims, kad jisai žinotų. Bent jau paaiškinti, gal žino dėl to, kad jie arba nežino, arba tiesiog galvoja, ai man čia per sunku, o gal aš patingėsiu, nedarysiu, gal dėl šito tiesiog jam paaiškinti tikrai būtų. Nes mano laikais man anksčiau visoji čia ateidom, tai rodom laukia ir šitų dar salių net nebūdavo, mes irgi va, užeidom, tai persirink kambariai buvo šalčiau negu laukia. Taip kad, o čia sąlygos labai puikios, nueinama į apačią, patys matėt, rūbinės pas mus geros, užėjus, persirengs sausus drabužius ir eisim. Aš tik už, bet planas buvo toks, kad, tai pasakysiu, tvarkaraštį irgi kaip pas mus buvo. Tai mes būtume geroj viltyje nuo 6 valandos iki 7. Čia antrako. Taip, antra mokykla. Tai būtų pirmadienis, trečiadienis būtų antroji mokykla nuo 6 iki 19:15, mes valandą 15 sportuojam. Ir Verdenėje būtų nuo 5 iki ten pusės 7. Verdenė yra šalia tas mažas manežiukas, irgi tai variantas. Jeigu geras oras, mes galime tą manežiuką nueiti irgi prasibėgti, krosą, pasižaisti, laukia viską padaryti. Prie Gerosios vilties irgi variantas, kaip tas pats irgi prasibėgti krosą, ten yra šitas nedidelis irgi geras. Bet jeigu labai geras oras ir jūs sutinkat, nedaug šalčių, tai mes čia galime. Tai čia reikės tiesiog visiems nuspręsti, paruošti Net savo antroji vaikus, mokykla gera drabužius. salė. Čia jeigu Verdenė, tai ten. Ne, tai vat mes planuojame į gerą viltį. Bet kaip variantas mes irgi yra pasiūlymas prieš gerą viltį nubėgti į lauką, prasibėgti irgi. Jeigu ten -2, -3, šalia kroso prasibėgam. Bet šiaip nuo kada čia planuojat? Ne, tai vat kai pasibaigs mūsų čempionatas šitas Pro lygos ir mes tada jau keliaujame ir tada jau žiūrėsim. Jeigu jau toks matosi, kad tikrai jau blogas oras, daug sniego visai ir labai didelis šaltis, nu kažkaip tada į tą salę, o jeigu mažiau, tai galim čia ilgiau pasilikti, čia viskas nuo jūsų priklausys. Ai, jūs Jo, galima ir galim ir čia ir ten, jo, į lauką, pasižiūrės. visą savaitę geras oras, visą Taip, žiemą gali būti. Tiesiog, kad būtų tas mobilumas, žinot dėl ko, nes vienas gali, pavyzdžiui, pasiūlyti, einam, ateis 2 žmonės ir tada žinom, kad nebūtų taip, kad mes nusimuliuotumėt nuo patys nuo to, ką mes pasiūlėm. Jeigu jau vykdom, tai vykdom visi draugiškai kartu, kaip komanda, o ne taip, kad 2 nueis, o kiti, ai, per šaltą šiandien nenori, tai va dėl šito.
Ir tada, žinot, ir tada gaunasi, kad viskas sugriūna ir mes nei ten, nei šiandien neliekam. Tai jau šitą tai tikrai. Čia tai mums dar paprasčiau. Mūsų sąlygos, mūsų vieta, mes ramiai čia užeinam, rūbinį atidaryti ir sportuojam. Galėsim irgi laiką pakoreguoti, paplanuoti, pasižiūrėti. Ir priklausomai nuo jūsų, jeigu jūs būsit visi pasiruošę, tai gerai, tik už. Mes tai tikrai treneriai sportuotume čia. Nu, kaip atsarginis variantas tada būtų Geroji Viltis. Tada orientuosi. Geroji Viltis tik pirmadienį, trečiadienį? Jo, o penktadienį Verdenį. Verdenį. Nes gausi, kad ir kiti amžiaus grupės irgi gautų tą gerą viltį, kad tikrai ten ne visi galim užėjti. Tai plius šiais metais jie sumažino laikomą. Anksčiau mes galėjom nuo 3:30 užėjti, o dabar jie viskas jau nuo 5 tik padarė. Geroji Viltis labai sumažino. Ir kitos mokyklos irgi dabar arba remontas, dar kažkas, tai labai daug tokių niuansų. Tai vat tada, jeigu ką, jeigu geras ir pakankamai neblogas oras, tada orientuojamas čia. O čia laikas koks tas pats bus 15:30? Pasižiūrėsim, aš galvoju irgi, žinot, vėlgi, pasižiūrėsim koks oras, kokios sąlygos, kada jūs iš mokyklos vėlgi jau temsta anksčiau, nes nuo tą laikotarpį paplanuot. Nes pas mangi dar kita grupė, do 18, jie jau bus tikrai Verdenį, tai kaip variantas būtų vėlgi, aš Verdenėje sportuoju, čia atvažiuojamės tada su vaikais, čia va bus rūbinė, tada susitarsim, kaip tai daryti, kad jie užeitų ramiai, persirengtų ir tada jau lauktų mūsų, mes tada jau čia sportuotų. Atsiprašau, Geroji Viltis iki kurios valandos? Iki 7:15. 19. Jo, nuo 6 pradedam ir kaip variantas dar galima būtų irgi, kaip vat, mes anksčiau darydavom, tai dar anksčiau, vaikai persengė, nubėgam krosą ir tada tas vaikas irgi pailgėja kažkaip dar daugiau gali ir pasportuoti ir palėdėti, tai vat irgi pasižiūrėsim, kaip ten viskas bus. Valandą 15, dar kažkiek tai daugiau to darbo būtų. Bet vėlgi, priklausys nuo oro sąlygų dabar, tikrai nenuspėjama, kaip čia viskas bus. Kaip praeitą žiemą, tai tikrai galim buvo. Tai vat dabar, kadangi jau ir paaugom, tai jau daugiau savarankiški, tai tik tai jum reikės irgi vėl su jais pabendrauti, pakontroliuoti, sudėti viską, jiems paaiškinti. Bet jeigu jie nueis nepersirengę, nu tada mes juos prarasim. Tai tada jau namie sėdės ir jum vargas bus ir mum -1 žaidėjas, kaip ir irgi negerai. Tai su jais tikrai pabendraukite ties to klausimu. Galit pasitreniruoti netgi irgi pasodinti jį, trauk iš kuprinės, rodyti, ką darys. Jeigu sušlapo tas, anas, ką darys. Nes gal jisai sakys, taip, tavęs lauksiu ir atvažiuosit mane paimsit. Jis dažniausiai taip ir būna, va, paskambina mamą atvežk arba tėti, viskas, aš jau pasiruošęs. Tai jau. Štai dar klausimą. Ar vartininkams bus skiriama apranga? Tai va ta, kur vas užsakinėja, tai jinai ir viskas, jūs galite tik tai už savo pinigus papildomai ir užsakyti, kokią būtent aprangą jūs Nu, tam vartininkam, tai kokia tada viršutinė dalis, būtent kuris skirta vartininkams, o ne futbolininkams. Tai visas tas komplektas, kur dabar turi Artiomas, jisai galima papildomai užsakyti. Ar tik tai kostiumas būtų, kad... Ne, nu kaip viršutinė dalis vartininkų, mūsų apsauga. Rankovės, ne, čia tik čia jau patys jūs užsakinėjot. Mes parūpinam vat aprangą, kur buvo tas viršus, šortai, vietras, o visą kitą papildom jūs jau ten užsakinėjot patys išvaryti irgi. Dėl aprangos planuojama, ar ta prasme dabar pirkti patiems? Nu, jau faktiškai vaikai paaugo jau. Jo, nu dėl vat, tos nuolaidų kodo iš pradžių kažkas, nu ne kažkas, o buvo administracija pasakė, bet vienas iš mūsų jau kitų trenerių ir kiti tėvai pabandė ir dar neveikia. Jie tą sistemą dar koreguoja, tai tada aš vėlgi irgi pasistengsiu paklausiu, kada padarys, tai tada bus 50% nauda. Bet apranga nebus duodama, kaip buvo duodama. Ne, čia pirmam kartui. Čia pirmam kartui. Pirmam kartui, jo, dabar, kadangi kai jau pirksi, tada nauda. nauda. Žinosim, ta prasme, kad... Ir tada, kai jau užsakinėjot, irgi jau nepykit, būna momentas, kad tikrai nėra pas mus to kurjerio, kuris galėtų kitą dieną atvežti. Tai dažniausiai, vat, kas susikaupė, atveža, treneriui perduoda ir aš tada jau ką matau, aš jam tada iš karto atiduodu. Tai vat irgi, jeigu jau kažkur vėluoja ar dar, nu, atsiprašom, čia jau mes kaip treneriai tikrai už aprangą negalėsim, čia jau kiti padeda darbuotojai biškį pakentėti, reikia palaukti. Tai vat. Apsaugos irgi pasirūpinkim, nes dabar žiūriu, ne visi dar turi. Tai treniruotė ateina ir vis problemų su tom spygom, nes
kol kas nėra taip jau grįžtai, bet ateityje tikrai. Pavyzdžiui, vat Liepaijoje, kai mes buvom Latvijoje, tai teisėjas iškart žiūrėjo. Pamatė pas vieną iškart, viskas, sako, dėkis, neleisiu žaisti. Čia tokiu atveju nemažai būtų ir po to ir pats vaikas, kai gauna traumą ir po to ir treneriui tada klausimas, kaip išleido, tai vat, jau rizika didesnė vis tiek atsiranda. Tai vat būtinai pasižiūrėkit. Gal pas kažką irgi būtus pasirūpinkit ir kad turėtų, nes Michailas buvo atvažiavęs su senesnėm būtsam, tai irgi ten slidinėja, tai jau būtinai matot, kad jau plyšta ar jau šitie grifai nusitrinė, tai tikrai pasirūpinkit. Negailėkit, čia kaip mūsų įrankis, kaip pat jūs irgi sodo kažkur irgi, čia jų darbo įrankis. Jeigu darbo įrankis yra blogas, tai atitinkamai ir rezultatas bus labai prastas, tai kad tikrai negailėkit, jeigu yra galimybė naujas nusipirkti, naujas. Aišku, jeigu ten koja, bet myliu auga, nu, tai tada galim tarpusavį tartis, jau kažkas kažką užaugo jau, mažesnis turi, tai tada galim tartis. Tai ir galim draugiškai viens kitam padėti susikopiruoti šitą klausimą. O dėl irgi apsaugų, kartais klausit, va, mes norim užsakyti, ar dar kažkaip, tai pas mus Daugpilis. Ten didelis pasirinkimas, greit nuvažiuojat. Sport Direktas irgi, ten galite nuvažiuoti parduotuvę ir dažniausiai būna ir nuolaidos, ir akcijos, ir visi kiti, ir ten tikrai galėsit rasti. Ir svarbiausia, kad ir vaikams ten yra atskiras tas padalinys, tai tikrai pasižiūrėkit, paplanuokit, kad ilgai nelaukit. Ten nuvažiuojat, tai tau labai geras variantas. Tai va. Štai dar klausimą gal turėsit? Ai, dar norėjau pakalbėti. Dėl penktadienio. Ar galima mums kažkaip organizuoti penktadienį žaisti draugiškas varžybas su 14 metais? Galima bus. Nes, praeitais metais tas futbolas be vartininkų, pavyzdžiui, asmeniškai tėvams daugumai nepatiko. Nes mesgi ateinam vis tiek į treniruotes matėme, po to per turnyrus vaikai nežino, ką daryti. Priežastis tame, kad pačių vartininkų nebuvo. Tai žinot, jeigu mes kiekvieną kartą prašom atėjai, bet... Tai gerai, tada reikia dar vartininkus ruošti. Ruošim dar vartininkus. Šis vartininkus? Kodėl? Du mes turim dar vieną, dar vieną... Mes 3 turim. Kokie pakuskus, trečias... Tu pabandyk treniruoti. Ne, aš treniruoti nenoriu, aš tiesiog, bet treniruotės visus metus be vartininkų, čia tikrai, Bet jiegi papildomai dirbo su kitų trenerių. Jie vartininkų darbą dirbo, o kai jie susitinka su komanda savo ir kada nežino, kam atsiduoti pasą ir taip toliau daro tokias... Ką jūs siūlot? Daryti treniruotės su vartininkais. Bet jeigu jų nėra. Tai tada ruošti naujus vartininkus. Tai tie žaidėjai, kurie jau turi savo poziciją, kodėl dabar jį reikia perkvalifikuoti, tai pas jį bus sumaištys, pavyzdžiui, tas, kuris, dabar ką dabar, Arminą į vartus pastatys, tai kas tada į varčius muš? Nugi mes turim ne tik Arminą. Mes turim daug kitų vaikų. Žinot, yra toks irgi variantas, pavyzdžiui, tas vaikas žaidžia toj pozicijai, jam patinka, jam labai gerai toj pozicijai žaisti, jisai mėgsta poziciją, dabar ateitim pasakyti, iki vartus sakys, aš neįsiu. Ne, tai reikia kalbėtis, sutartis, gal kažkurie vaikai ir sutiktų eiti. Žinokit, čia toks dalykas, iš mano patirties, kiek aš žinau, iki pirmo patekimo į veidus su kam. Pas mane buvo taip atvejis, aš irgi atrodo geras vaikas, jisai gerai gaudo, viskas tvarkoj. Ir tai jisai toks užsidegęs, viskas, išeina viens ant vieno jam. Atlikė ir jisai nebenori. Bet suprantat, vartininkas čia komandos, taip sakant, pagal mane, tai mes jis vienas iš svarbiausių žaidėjų. Tai mes dabar turim tos 3 vartininkai. Ir 3 vartininkai. Tiesiog problema tame, kad jie neateina treniruotis, bet čia jau kitas klausimas. Tai reikia kalbėtis. Tai va. Ir dar tie, kurie naujokai, pavyzdžiui, tie, kurie dar neseniai atėjo, dėl aprangų, jūs turėsit pasižiūrėti, pas mus yra parduotuvė lentelė dydžių. Tai paplanuokit, pasižiūrėkit, nes dažniausiai būna mes kaip treneriai galim pasižiūrėti ir nuspręsti, kad nebūtų po to nesusitarimų. Tai yra ten parašyta, koks ūgis, kokia amžiaus grupė, paskaitykit, pagalvokit, kokį jums geriau paimti. Aš skaityčiau gal biškį daugiau paimti, nes, pavyzdžiui, pas mus 18 metuose aš irgi didesnį aprangą daviau vaikui ir tėvai pasakė, čia labai jau per didelį. Kitas paėmė tą aprangą, o tą pačią aprangą davė kitam tėvui, sakau, labai gerai, ačiū. Taip, kad irgi jums mažiau pirkti reikės tą aprangą, vis tiek, porą centimetrų į priekį, tai jau tada, žinau, irgi
nebuvo gavę, irgi sutartį užpildot ir tada mes iš karto užsakom. Tai pasižiūrėkit, pasidomėkit ir kad mes turėję, kas dar neturi, irgi gali pasirašyti, pasakyti. Gal kažkokį dar komplektą irgi ten papildomai nepilnas buvo. O dėl Giedro vėlgi irgi klausimas būna, ar gali dar parodyti. Nu, jeigu jau suplyšo tos, tai tada jau patys nupirksim. Vis tiek jau dabar nuolaidos kodas yra. Tai dar variantas, Daugpily yra mylimų kojinių irgi parduoda. Galima ten nuvažiuoti, nebrangiai. Netgi per tas treniruotis bent jau turėsit, o tada jau tos pataupysit. Tai Bet ir tos, jeigu su nuolaidų kodu, tai nelabai brangiai išeina ten. Nu tai va, kaip variantas, jo, bet tiesiog kaip laukt, nes ilgai važiuoja. Tai va, kaip Daugpilis jums, kaip atsarginis variantas, galim ten nuvažiuoti, nusipirkti, treniruotis tos naudoti, į varžybas tada jau kaip paradinė apranga viską naudoti. Tai va tiek. Kažkada gal norėtumėt sužinot. Mano sąrašas pasibaigė. Ai, dar dėl papildomų treniruočių irgi. Tai vat, planuoju ketvirtadienis, mokamas padaryti treniruotės, bet labai norėčiau, kad ir daugiau ateitų vaikų, nes būna tokių, kur pasiūlai, atrodo, ir su vaikais pabendrauji. Tai iš jūsų pusės irgi. Bus ketvirtadienį, mes tada aš paklausiu, užduosiu klausimą, kai jūs vaiką rašau, tai pagalvokit, pamastykit. Yra galimybė, puikios sąlygos ateiti, nes dažniausiai jie po treniruotės dar pasilieka pas patį. Tai va, tas man irgi įdomu. Čia galima su treneriu padirbėti, kai aš ir prižiūrėsiu ir duosiu užduotis, visą kitą, o ten jie patys pasilieka. Tai vis dėlto yra noras tas, bet kažkodėl, kai yra galimybė va, su treneriu padirbėti, tai neteina. Tai galim visą tą, kaip sakant, susikooperuoti kartu ir tas noras, kad su treneriu būtų čia laukia, padirbėti, prižiūrėti, patarimų duoti, kam ką trūksta irgi. Tai kartu irgi pagalvokit, jeigu turėsit laiką ir galimybę, būtinai ateikit. Didelę naudą turi tos treniruotės, tikrai matosi. Ir aikštelė iškart, kas ir praleidžia iškart matosi, ir kas jau lanko iškart matosi. Tai paplanuokit, pasižiūrėkit irgi pagalvokit. tą laiką, tai jau ketvirtadienį būtų. Aš tada daryčiau. Ten laikas būtų valandą laiko, nes tikrai neblogai pasportuotume. Šią sąlygą. Nes aš dariau ketvirtį. Tai va, tai pasižiūrėjau. Nors dabar galėsiu ir vėliau padaryti, nes dabar, kadangi pas mane tas ketvirtadienis laisva diena, tai galėsiu, aš jums užduosiu. Galima ir vėliau, galima ir penktą pabandyti irgi padaryti. Tai nesistrečia dabar, kol dar yra galimybė. O pasibaigs jisai 4:30, kada? Ne, valandų. Valandų. Tai gerai. Nu, tai tada galėsim ir pavėlinti, jeigu reikės, tai irgi pasižiūrėsim tą laiką. Tiesiog pagalvokit irgi, aš tokia užduosiu klausimą, aš tada jau sąrašą sudarysiu tie, kurie nori tikrai pasportuoti papildomai. Tai maloniai prašom. Tai va, tai tiek žinių. Sakykit, o žiemai atskiras komplektas kažkoks bus ar ne? Ne, va, ką mes turim, visą šitą, o dabar ką mes turim, džemperį, kelnes, o visą kitą, balionkė, ir kuprinį. Žiemą nebent va irgi, jums patarimas, tinklas, visą kitą, pasirūpinkit, nes tikrai eisim lauką, galės po apačią termo rūbus užsidėti, Daugpilis, jums prašau nuvažiuoti, ilgai nereikia laukti, galime ir pasimatuoti, pasižiūrėti, ten pasirinkimas yra ir nebrangiai visai. Tai, va, tai, jeigu suplyšo, tai iškart gali vietoje pakeisti. Tai va, tikrai pasirūpinti reikės. O ten pirštinės, apykakliai irgi va šitą užsidėti, reikia paplanuoti. Aišku, labai daug nereikia, nes kartais būna atvažiuoja varžybas, tai giedros, kelnes, šortai, džemperis, balionkė, kepurė, pirštinės, šalikas. Ir po to vaikas stoja ir sako, man per karštą, aš negaliu bėgioti. Nu, tai, žinot, irgi taip paplanuokit, biškai nereikia. Jisai pajudėti normaliai negali, tai žinot. Tai va, jeigu viskas judės aikštelė, tikrai tiek daug nereikia. Irgi pasižiūrėkit, paplanuokit, dabar laikų dar turim pasiruošti šalčiams. Tai va tiek žinių, o šeštadienį, šiandien sąrašą parašysiu irgi, jau tada susiplanuokit, mes 11:30 išvažiuojam, o varžybas bus 2:30. Valandą laiko truks, 3:30 pabaigsim, ir ten 3 valandas atgal, tai apie 8 neskubėtum grįžti, čia bus šeštadienį.
sekmadienis laisvas. O kitą savaitę trečiadienį čia 5 val. Su Panevėžiu žaidžiam. Irgi pro lygą, o dėl tvarkaraščio, kas liečia penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, dabar jie daro, aš po to galėsiu nuorodą, kaip praeitais metais buvo elektroninė nuoroda, ten visą Daugpilio to taurės yra sąrašas, kada žaidžiam, kokios varžybos, kokie priešininkai, viskas bus, galėsit sekti, žiūrėti iš karto live. Taip kad irgi mes. Nu tai va tiek, tada informacijos pasižiūrėkit, paplanuokit, spręskit. Gal dar klausimų iškils, tai galėsite irgi po to paklausti. Nu ir pats svarbiausias prašymas, kad į treniruotis visi ateitų. Jeigu negali, tai praneškit būtinai, nes dažnai būna, mes atrodo, vat, žiūri palei sąrašą, jeigu dabar vat, pasižiūrėt, pas mus yra 33 vaikai. Jau naujokų atsirado 3. Ir tų, kurie tikrai dabar, kai sportavom, buvo pusė, kurių neatėjo. Praeitą trečiadienį, šitą trečiadienį 21 atėjo. O dar čia aš skaičiau su Ignalinos vaikais, nes ten yra 4. Tai visi giniečių irgi nemažai. Tai ir naujokų dar atėjo 3, tai būtinai pasistengti, viską reikia lankyti, treniruotis ir varžybų tikrai nemažai bus. Svarbu, kad vaikai būtų per varžybas, nes visi sportuotų. Tai va. Jeigu negali, tai tada praneškit, būtinai prašykit. Nes tada žinosim, planuosim. Mums lengviau bus paplanuoti viską. Gal dar klausimų? Dar kartą labą vakarą. Turbūt visi sėdit ir galvoju, kas čia ta sėdė, ne, tas žmogus. Vardas Artūras mano, vardė Ruževskis. Atvažiavau čia tam, kad didesnę kontrolę padaryti. Ne tik jų, bet ir treneriam. Dirbu senai, stažas kažkur apie 25 metai. Patirties tikrai turiu daug kryžinių. Esu tam, kad čia suvaldyti visą treniruočių procesą. Reiškia, visas treniruočių procesas visas eis per mane. Planavimą, kokios treniruotės, kada reikia daryti ir taip toliau. Pats turėjau savo futbolo mokyklą Kaune. Gavosi taip, kad 4 metus gyvenau užsienį, bet UEFA prezidentas Ivanas, mes geri labai seno, kolegos buvę, sako man, kalė prie tos sienos ir prikalė. Sako, buvo geras, bet sako, gali padėti. Tai aš čia tam, kad, sakykime, suvaldyti, kad jūsų vaikai gautų kuo aukštesnio lygio treniruotės. Produktyvesnis, ne? Ir ryškumo tvarka, kada, kas, po ko eina ir taip toliau. Tai va, aš čia esu tam, kad suvaldytų šitą visą procesą. Padėti jūsų vaikam tobulėti. Gerai tobulėti, gerai žaisti, gauti geras treniruotės, bet norint gauti geras treniruotės, tai kaip ir treneris minėjo, tai turi eiti treniruotės. Taip mes nieko nepadarysim. Aš visada kaip aiškinu, filmo kokybė priklauso nuo ko. Režisierius ar aktorius? Manau, aktorius, ne? Gali būti režisierius, koks tu nori, bet jeigu tu aktorių neturėsi, kokybė filmo nukentės. Tai šiuo atveju aktoriai yra jūsų vaikai. Ir visas ta kokybė mes galim čia planuoti, daryti, kažką organizuoti, jeigu treniruotės ir 2, 3, 4 ir 5, nieko nebus. Tai kaip ir treneris labai gerai įsireiškia, komanda ne tik tarp vaikų turi būti, bet ir tarp jūsų. Čia. Nes praktiškai nuo jūsų daug kas priklauso. Kaip tas auklėjimas, kaip jūs įdėgėt, kaip tą informaciją patikėt, ne, va čia vat reikia tam kažko. Tai va čia irgi daug kas priklauso. Vat aš
dirbsim, kaip ten kas, pagal ką sakykime, treniruotės bus sudaromas. Nors kažkas yra daug labai tokių naujonių. Nu, daug gal nebus, bet šiek tiek. Čia neišgąsdint ar kažko, paskui įsigasis. Tai va, tai aš čia tam ir esu, kad, sakykime, suvaldyt tą visą procesą, kad jūsų vaikai gautų kokybiškas treniruotės. Tai viena. Antras dalykas, be varžybų, mes negalėsime nieko rimto daryti. Čia gali treniruotis kaip nori, čia kaip mokyklai. Sprendi, darai, duoda kontrolinį ir žiūri, mokytas vaiko visas galimybės. Ką jis išmoko kaip. Tai čia lygiai tas pats. Važinėsim. Stengsimės važinėti pagal galimybės. Bandysim gal kažkur gal toliau pavažiuoti, ne tik į Latvijos ir taip toliau, nes ryšių yra labai daug. Mano daug bičiulių gyvena Danijoje, buvę futbolininkai. Vienas iš jų Aurelijus Kapalius, kuris dabar yra vienas klubo sporto direktorius. Su juo yra labai geri ryšiai. Tai labai didelės galimybės atsiveria jūsų. Matysim, kad kažkas kažkur kažką kalba, kaip aš sakau, kalbėsim. Trumpai jau apie save. Pats buvau futbolininkas, duoną iš to valgiau. Bet teko anksti baigt, nes 3 kelio operacijos ir sako, gal tu baig. Va, tai žinau, ką reiškia su tuo, tom traumom visom ir žinau, ką reiškia tas futbolas. Žinau labiau turbūt negu jūs. Va, tai būtų pradžiai tiek. Dabar ką čia išgirdau, kad sakykime, lauka šalta, sniegas, tas, anas, mes va tuom ir skiriamės. Kad mes renkamės, kur mums geriau ir kur mums patogiau. Tai vat mes, Lietuvos futbolas, tuom ir skiriamės nuo tų visų užsieniečių. Kad mes esame taip žemam lygiai ir norim dar šiltnamių sąlygų. Į salę, šilta, gerai. Pas jūs Ispanijoje tokios žiemos nėra. Ispanija? Taip. Žiūrėkit, mes ne apie Ispaniją kalbam, mes kalbam aplamai, požiūrį. Aš juokauju. Požiūrį. Tai va, tas mūsų toks va, požiūris, kaip mes turim va čia. Va. Tai dar kas viskas priklauso nuo jūsų ir nuo jūsų to viso požiūrį. Aš šalininkas, kad visi vaikai čia laukia sportuotų. Lyja, šalta, nu sniego biškį yra, viskas okei. Treneris, kaip sakė, visada ateina darbą. O ten lysti tą salę, tikslo jokio nematau, absoliučiai. Mes ne salės futbolą žaisim, laukia. O salė kaip ir prasim, paskui sakys, tai ką ten, čia erdvės visai kitokios. Vaikai turi pajausti, kur jie žais, tą visą plotį ir taip toliau. Jūs dabar žaisit 8 prieš 8, o treniruosite salę. Salė dydžio kaip šita, ne? Kaip pavyzdys. Tikslas koks? Jokio. Galima kažkokį tai elementą, ne? Vat, sakykime, vieną kartą per savaitę į salę nueiti, techniką kažką pasportuoti, jo viskas okei. Bet viskas čia turi. Viskas čia turi. Mes vat, dėl to tam ir skiriamės. Čia mes norim, kad viskas būtų mums šilta, gerai, smagu, viskas nelyja. Tai klausimas dabar jums visiems. Dabar treneris gaus turnyrą, kaip pavyzdys ten, ne, truputėlį sniego ir ten sakys, važiuojame į turnyrą. Nuo žiemos metu. Bet žaisim lauke. Ką darysim? Žiūrėsim. Čia daugiau ne vaikų, kad į lauką, čia daugiau tėvai, man atrodo, vaikų nenori leisti. Vaikam tai kaip tik, aš manau, tikrai, jie tik laukia, jie prie minuso žaisti. Čia tėvai daugiau tokie protingi, man atrodo. Treniruotės galima daryti iki -10. Po -10 jau nerekomenduoja. Nu taip. Paskui ten kvėpavimas visas ir taip toliau. Moksliškai įrodė, kad
kad ten biškis sniego ten pakrito, ar ten kažkas lyja lietus. Aš iš vis girdėjau, kad čia lyjo lietus, niekas treniruotis neina. Tai jeigu, pavyzdžiui, per varžybas, sėdėsit, visi žiūrėsit, lyja lietus. Petriukai, eina namo, lyja lietus. Čia tas taip ir yra. Tai jeigu mes priėjome prie bendros tvarkos ir kad visi žinom, kad futbolą žaidžiamas lauke, tai sportuokim lauke čia. Kam ten lysti tą salę? Viskas brangsta, kaštai irgi brangsta, ten viskas, ne, elektras ten skaičiuoja ir taip toliau. Vaikus, va, kaip girdėjau, nesumažino. Mes prie kažko turim derintis, kur turim vieną geriausių Lietuvoje bazę. Kam ten eit spraustis kažkur, jeigu čia viskas yra. Nematau prasmės, absoliučiai jokios. Teisingai treneris pasakė, pasiruoškit, paruoškit vaikus. Yra termo rūbai, prašau, sudėjo tas, kepurės, pirštins, viskas juda. Yra tie šalikėliai, kur ten užsideda. Susitarima tas, ten, be kepurės, be pirštinių neįleidžiama treniruoti. Viskas turi likti lauke. Viskas ok, bet reikia ir treniruoti, kad būtų intensyvesnė, kad vaikai mažiau stovėtų. Nes pas mus pavyzdys buvo toksai, kad iš keltojo buvo problema, kalbėti su direktorium, kad vienas treneris, kai sustato vaikus 2 eilutes ir vaikai stovi laukia, tada ten užbėgti jam galės, ten kažkokį rungtyniavimą daro, tai jie sušalo, jie neįvė. Mes turim susirinkimus. Dabar darysim 2 kartus per savaitę, pirmadienis, ketvirtadienis. Ir mes va tą problemą gyvenam. Man, pavyzdžiui, irgi netinka, vat, sakykime, tai ką aš matau, ką jūs pastebėjote, ne? Intensyvumą nėra. Nėra. Bet su laiku bus. Su laiku bus. Aš sutinku su to teisingai, jūs iškėlėt klausimą. Jeigu dabar mes einam į lauką ir kaip jūs sakote, ne? Vaikas stovi ir ten, sakykime, per tą laikotarpį, kiek vyksta treniruotė, gal 2 kartus ten kažką padarė. Tačiau, jo, mes tarpuosiu trenerius. Taip neturi būti. Pas Nikolai tvarkoja viskas, su intensyvumu ten. Nikolai yra antras Žinoma, treneris, kita kuris... problema ten pas mus. Žiūrėkit, mes neimkim kažkokį tai žmogų, ne, aš kalbu aplamai. Ar Nikolajus, ar dar ten kažkas, ar ten kažką, ne. Mes kažkaip išspręsim, kad ten būtų kažkoks tai asistentas. Aš visiškai sutinku su to. Absoliučiai. Intensyvumas turi būti labai didelis. Ir sakykime, mes pripratę prie to mažesnio to intensyvumo. Žaidžiam, sakykime, su užsienietiškom komandom, kai kurie net vaikai atsistoja ir sako, aš jo negaliu. Čia tas ir pasireiškia šitas visas dalykas. O dėl ko dar šitas pasireiškia dalykas, mes einam į salę. Tai vat mes ir dėl to Aš pabaigsiu, gerai? Mes einam į salę, kur išeini į gryną orą, erdvė didesnė, reikia daugiau dėti pastangų. Visas rezultatas. Aš jums siūlau ir visiems siūlysiu. Vieną kartą, jeigu ten kažkas eiti į salę, tai problema. Viskas turi vykti čia. Ir aš nematau problemos dėl ko mes, jūsų vaikai, negali eiti čia treniruoti. Absoliučiai nematau. Jokios problemos. Apranga turi būti tinkama viskas. Turit vaiką savo paruošti taip, kad, kaip į mokyklą eina, ten super, kad ten, ko ten reikia, ten sąsvinių, to, trečio, ketvirto, čia irgi tas pats. Turit paruošti savo vaiką, kad jis tinkamai galėtų eiti, kad čia sportuoti, kad jam šalta nebūtų. Nes, pavyzdžiui, aš Danijoje, kai buvau, tai ten gruodžio mėnesį, ten niekas į salę neina. Ne, mano auklėtinis, aš ten nuvežiau į treniruotę su trumpom rankojom. Kur tu čia savo treniruotę? To ką tu sakau ten, tai ne, aš ateinu pusę komandos su trumpom. O orai ne ką prastesni negu čia Lietuvoje. Vėjas, lyja, neįdomu, nieko. Eina daro ten kepurė tik taip uždėta dėl vaizdo, taip ant galvos, o tai viskas, va čia, šičia. Stoviu tokiu mokyklų negali būti. Čia mums tėvams, va taip dabar, ten, gerai viskas jau. Tai vat nuo šito viso dalyko, po kruopelytę renki ir susideda tas visas lygis komandos.
Mes dabar galvom, kaip į salę, kaip kur, kaip ką, laukas, tik laukas. Ir aš tikrai labai linkiu jums visiems grįžusiems namo, kad apie tai pagalvoti. Vieną kartą salę, visą kitą yra laukia. Lempos yra, uždėksim tas lempas. Nesukit galvos dėl tos salės. Matot, labai sunku eiti iš čia. Tas salės, karpo viską. Nu, tai kam tos salės, ką mes nekrepšiaisim žaisti. Yra va, stadionas, yra 2 aikštės, vartų, begalės, viskas daro. Tikrai nematau problemų. Kitas dabar dalykas, ką va čia mama pareiškia, kad ten, va, vartininkas, ten tas, anas, mūsų reikalas. Čia yra mūsų reikalas. Mūsų virtuvės reikalas, ką mes turėsim daryti. Vartininkas, puolėjas, treneris labai gerai pasakė, ką ten dabar. Statyti kažkur kažką, čia mes, mūsų duona. Mes pas jumis į darbą neįnam ir neaiškiam, kas ką, kur turi daryti, kodėl va, ten va, tas yra problema ar tas. Ne? Nu, aš įsivaizduokit, pas jumis į darbą dabar ateičiau, ne, va, pas jumis, pavyzdžiui. O kodėl jūs, pavyzdžiui, šitais kėdais atėjate? O kodėl, pavyzdžiui, pas jumis tas rankinukas toks? O kodėl jūs čia atsisėdus gal ten, ką pasakytumėt? Ten durys ir gazoji ten. Tai va čia va irgi, čia mes tarpusavį turim spręsti. Mūsų čia darbas, mano čia va, išmastyti reikia, trenerių va, per susirinkimus, ką mes turim daryti. Tai gerai, nu mes pasakom tam, kad jūs sumastytumėt, teisingai. Mes patys matom, mums nereikia sakyti. Mes patys matom. Aš dar kartą sakau, neteisiu į darbą ir aš sumačiau, kad jūsų kompanijoje ten suprantat, va, reikėtų ten, žinot, ten dar 3 vadybininkų. Tai ateis direktorius sakys, Aliona, tu čia gal mano problema, sakys, kiek vadybininkų reikia. Mūsų problema. Mūsų. Mes sprendžiam viską vidur. Jums nereikia, jums, va, geriau jūs pasirūpinkit, kad vaikas ateitų apsirengęs, tvarkingas, nevėluotų treniruotės. O čia va, sutinku su to. Visa kita čia mes spręsim, va čia, ten, tam kabinete. Neturi čia tokie klausimai kilti jums ten kažkas tokio. Treneris viską sprendžia, aš viską žiūrėsiu ir matysiu. Aš dabar, va, sakykime, dėgiu, kad ir pasiūliau ir norėsiu, kad žaistų va, būtent va, tokią va, taktiką. Va, čia stovėsim čia per lentos, va, treneriai ginčysimės ir taip toliau, bet aš norėsiu, kad va, tai va, būtų. Mažiukai, va, sakykime, 5 prieš 5, ne, žaidė su vartininku, man nereikia vartininkų. Mes vat, nuvažiavome su 17 metais į Nemenčinę, visi tėvai žiūrėjo, žiūrėkit, jie be vartininkų, ten prispardė kamuolį. Ne, tegul man pergalių nereikia. Absoliučiai. Ar jūs pirmi, antri, ar treti, ar penkti, ar suprantat, ar ten tų medalių kiek ten turit, man va, absoliučiai neįdomu. Man reikalingas produktas. Aš jums dabar galiu pasakyti pavyzdį. Mano vienas auklėtinis, kas domisi futbolą, jeigu žinot, Milano Interas, ne, pasirašė kontraktą. Iš mano tos, va, kur mokyklėlis, ką aš turėjau, Milano Interas, ne? Sutikau Henriką, sakau, Henrikai, nu kaip? Klausė, sakau, ten, kaip ten tu su Visaginu siūlus, čia kiek ten medalių turi, ar ten kas ten su Vilniaus Žalgiriu, kaip ten sužaidė, ar ką. Stovi, ne? Ten niekam neįdomu. Ten įdomu, tą, ką moka vaikas. 2 auklėtiniai Portugalijų žaidžia, vienas Benfico, kitas Eštoril, reiškias, akademijų. Igna irgi pasikeičia, nu kaip Ignelis, sakau, ką, ne, neklausė, sako, niekam neįdomu. Man įdomu tą, kad jūsų vaikai kažką mokėtų. Ir ateitų ir sakytų, va, šitas man tinka. Čia vat su to Ignu buvo iš viso, nuvažiavom į Uteną, jam buvo 11 metų, jis jau nuo 11 metų ten Danijoje buvo. Atvažiavo Skarbalius su savo klubo sporto to direktorium, prieina, sako, baigėsi rungtynės, kur tėvai, sako, o kas yra? Einam kalbėt, sako. Sakau, ten tribūnus sėdė, eina, sako, greitai. Tai tas buvo birželio mėnesio, rugpjūčio mėnesio, ten buvo. Tam turnyre užėmė paskutinę vietą. Paskutinė, bet iš tų visų, nei pirmos komandos, kuri ten užėmė, nei antra, nei ten tų prizininkų, nei vienas ten nieko. Sako, va šitas. Suprantat, kas yra? Tai va ką aš ir noriu pasakyti, pergalių nereikia. Reikia tą, kad jūs vaikas mokėtų. Kažką tais. Vat mūsų visų trenerių ir mano tikslas, kad išmokinti ir trenerius gerai dirbti, kaip atsako tėvelis vienas labai gerą klausimą, kad intensyvumas tas būtų. Ir aš eičiau, žiūrėčiau, kas ten būtų. Va čia mūsų tikslas būtų, o nesu galva, kiek mes ten kartu eisim į salę. Ne, į
salę, tai sakau, čia jau aš dabar išgyvendinsiu šitą dalyką ir galiu iš karto pasakyti. Tiesiai šviesiai. Laukas, tik laukas. Tik laukas. Tai gerai, nes aš ir pakėliau tą klausimą, nes mes kiekvienais metais su to salė turėjom problemų. Tai Nes vaikai, kada iš salės išeina į lauką, pirmą mėnesį jie tiesiog labai dūsta ir neturi kaip ištvermės ir taip toliau. Dėl to iš karto ir buvo tas klausimas. jo, gali palikti. Tai tą temą gal kokių klausimų kas turi, pakelti rankas, kalba, jokių problemų. Turime klausimų, čia ne kaip patarimas, kad jūs jį priimtų asmeniškai, ar geroj praktikoje važiuojant į varžybas, sakykime, su vartininkais kartais, nors turi būti vartininkų treneris, kad patart, pažiūrėti, kaip jis gyvenime žaidžia. Vaikų tarpe? Kaip? Vaikų tarpe jūs turite? Tas- Nu, jūsų komanda, aš taip įsivaizduoju, važiuoja ten ir važiuoja Kartais vartininkais. man vaikas vartininkas. Jo, Kad jiem- žiūrėkit, aš suprantu, ką jūs norite pasakyti, bet mes nu, dar nesam ant tiek, sakykime, kažkokie va tokie, ne, papildomai vežti, sakykime, vartininkų trenerių. Taip, užsienio klubuose, komandose, ten tuose didžiosiuose, jo, vyksta šitas dalykas, bet, Pas mus yra variantas, mes kai filmuosim, tiesiog, Va. kad jisai atėjo Va, patį norėjau peržiūrės. pasakyti. Jo. Ir mes tada visas problemas ir kodas pasakysim, kad jisai būtų Jo. video peržiūrės. Video perskaitas su vartininkų treneriu. Nu ir ne tik, ir mes kaip patys treneris, kitas treneris irgi, mes gi matom jo klaidas, Nes mes ir jas skirtingi galim dalykai, jūs treniruojate pavyzdys gyventi futbolą, o kuris dabar Aleksandras ir grinai vartininkas. Žiūrėkit, jis netokia, iš bendro išsilavinimo visi treneriai futbolo. Jie daugmaž, aš negaliu pasakyti, kad aš labai didelis specialistas vartininko, ne? Bet aš galiu daugmaž paaiškinti ten tuos pradmenys, va, kur ten išėjai, kur pasiteikti, kad tu nestovėk vartuose, išėjai, mažink kampą ir taip toliau. Jo. Tai va čia labai, aš tą patį norėjau pasakyti, va, Nikolajus pasakė. Stebėk, filmuot, čia va žiūrėk, tu čia va, matai, va čia tas, eini ten. Plius pas mus vartininkai daro tos pačius pratimus kaip ir paprasti žaidėjai. Viską tą patį, jie palei tą programą dirba. Visus užduotis gaunam tos pačios. Tiesiog, kad daugiau rankom darbo turim. O visa kita bendrai, ką mes treniruojamės, vartininkai irgi tą patį atlieka. Tiesiog, kad būtų treniruotis. Žiūrėkit, aš noriu parodyti tokį dalyką. Ne, va. Eiliškumo tvarka, aš matot, čia 5, 6, 7 čia metų. Čia yra, va, pavyzdžiui, kryptis. Ne, va. Sakykime, nuo 5 iki 8, ten, sakykime, kamuolio varymas, futbolo koordinacija, taip toliau. Viskas yra amžiaus tarpsniai sudėliota. Tai va, pagal va čia, va, pavyzdžiui, treniruotės. Kad viskas vyktų eiliškumo tvarka. Čia, kad nebūtų ten treneris atėjo, šiandieną šitą darysim. Ne, šiandieną tu darysi, va čia va kas yra parašyta. Ir tą, ką mes nusistatėm tenai. Labai didelė kontrolė bus treniruočių procesas. Labai. Ir iš karto galiu pasakyti, kad nesitikėkit, kad čia kažkas čia atėjo vienas, nu ir čia aš su lozungais netėjau čia. Čia tikrai nebus kažkokių lozunginių kalbų ar ten kažkas tokio. Eigoje viską pamatysi. Viskas palaipsniui. Bet va šitą va špargalką treneriai visi turės. Pagal tai mes darysim kažką, planuosim. Šiandieną irgi buvom, čia labai ilgai diskutavom, ką sakykime, darysim, ką treneriai turės daryti. Tai va pagal va čia va šitos visus dalykus. Mes nusistatėm kryptis, ką aš noriu, sakykime, techniniam reiškias atžvilgį, ką treneriai noriu, kad ten darytų per treniruotės, ten valdytų, ten, ne, ten pėdas, dar ten kažkas ir taip toliau. Tai vat pagal tas nustatytas kryptis, jie turi daryti treniruotės. Planuoti treniruotės. Čia yra
kitas tą, trečias. Kartais čia pasižiūri, kad tiems kai kuriems mažiukams vaikams tai yra per sunku kažką daryti, bet kad nebūtų per sunku, mes tai čia viską pagalėsime. Šitam visam dalyke, tai pabandysim. Kaip gausis, bus matyti. Bet kad, sakykime, mes judėsim prieki, tai faktas. Ir kitas dalykas, sakau, nereikalaukit ten rezultatų. Rezultatų aš nereikalausiu. Man įdomu rezultatas. Absoliučiai. Man įdomu procesas, kaip vyksta, ir prie to proceso turi būti veiksmas. Kad man neužtenka, kad vyks procesas, turi būti veiksmas. Ten laimėsit, nelaimėsit, jokios skirtumas. Produktas reikalingas. Ne, visi sako, o, nėra Lietuvos rinktinė, ten to, trečio, ketvirtos. Tai va, kažką bandysim reguliuoti. Kažką bandysim reguliuoti. Žiūrėsim kažkaip, kaip gausis. Kitas dalykas, tai bandysim ir tokius, sakykime, turnyrus paieškoti, kur, vienas iš planų yra kitais metais važiuoti į skristi, tiksliau važiuoti į Daniją, į Brondiką. Vienas iš planų. Priesim, tarsim, su Ivanu kalbėsim ir taip toliau, reikia vaikus vežti. Čia, kad mes dalyvausim, čia tarp šičia aplinkų, čia Vilnius, Kaunas, jo, okei. Aš toks šalininkas, kad mane tarpuotų komandos. Aš visada, pavyzdžiui, kai dalyvaudavau ten Ateitis Cup, aš Mudaitį gerai labai pažįstu, mes irgi tokie neblogi draugai, pasiskambinu, kas dalyvauja. Važiuoja Turino, Vienpusas, buvo geras manis ten su Turino mes. O žinot, tu viską pamatai, ko tau realiai trūksta. Realiai, ko tau trūksta. Nes tokios komandos greitai viską tau parodo, kokiam tu lygiai esi ir jūsų vaikai kokiam lygiai. Viskas kaip ant delno. Tai vat aš toks šalininkas, kuris geriau, kad mumis praustų. Ir tada paskui vaikų lygis kyla. Ir vat kaip tokiuose turnyruose žaidži, tai jau paskui vat ir vienas Portugalijoje, kitas Milano Interas, trečias vėl ten 3 Danijoje pas Aurelijų irgi žaidžia mano auklė. Todėl, kad aš labai kreipiu dėmesį į techninį lygį, kad vaikas viską turėtų visus pagrindus. Kaip aš sakau, kad žinotų, kaip pėdą pasukti, kaip pasisukti, kaip išnešti ten, liaudiškai tariant, futbolo terminologiją, ten tą pėdą pasukti ir kaip ten suprantate, kad šito man reikia. O pas mus Lietuvoje nėra šito, nes visi, driblingas, ir žaidžiam. Tas pats didžiausias darbas jau nėra. Bet mes treneriai, va dabar pasidėsim, suksim tos visos kryptis, va čia parašytos, to, ko aš noriu. Pagal tą visą dalyką darysim treniruotę. Yra tokie net, reiškia, dalykai, kurie, sakykime, parodysim čia. Teorija, technika, fizinis periodas, vat irgi, sakykime, ką reikia, sakykime, čia aš vėl, koordinacija, bėgimo technika, matot, ką reikia labiausiai atsižvelgti. Tai fizinis parengimas, naudojant žaidimus ir taip toliau ir panašiai. Viskas yra. Reikia taisyklingai viską sudėlioti ir viską paruošti vaikam. Čia šitam visam dalykui. Ir ieškoti geresnių vaikų, ieškoti, kurti jiems, sakykime, tokią aplinką, kur psichologinės, yra psichologija irgi labai, ne? Dialogas, organizacijos ir taip toliau. Čia bus gerai, bus smagu. Bet iš karto bus palaipsniui. Bet mūsų vaikai jau pagal lentelę, čia jau trečdalis lentelės jau pagal amžiaus grupę, jie jau mes pavysim, ar mes turim jau kažką. Visada galima viską pavyti. Reikia noro ir atsakingumo. Aš nesakau, kad iš jūsų vaikų ten didžioji dauguma žais už Manchester United, ten Barcelona ar ten kažkas.
vienas, du, jeigu iš šitos visos terpės, aš turiu omeny, iš visos šitos terpės, išeis kažkur. Yra padarytas net vienas mokslinis toks darbas, tai pasaulyje yra kiek 7 milijardai žmonių, profesionaliai žaidžia tik 2 milijonai. Tai reiškia, tai yra loterija. Vieni turi talentą ir per talentą pasiekia, kitiem reikia dirbti, kad tą pasiekti. Suprantate? Mes, sakykime, nuo to viso pasaulinio europietiško futbolo mes labai atsiliekame. Nežinau, net neužtektų mano rankų. Jau senai visą šitą turime. Mes dar tik tai čia pradėjome kažką daryti. Pradėjom daryti jau taip normaliai, kur, sakykime, kokie 5 metai. Kur jau pradėjau treneriai kažkur jau periodizacijos visokios, taip, tas, anas. O čia vat yra ir kitas labai svarbus dalykas, nemaišyti trenerių dirbti. Kiekvienas, sakau, dirbam savo darbą. Nereikia ten kištis, čia gal yra kokių, nežinau, futbolininkų yra ar futbolininkų, ne? Ne, nėra nieko, mums pasisekė. Mums pasisekė, Nikolai. Įsivaizduoja, kaip fainai. Tai vat, juokas juokais, bet yra tokių dalykų, aš galiu vieną tokį atvejį papasakot, grinai savo. Ateina mama su 2 chronometrais, man taip padėjai. Ką jūs čia man noriu pasakyti? Mano vaikas tiek žaidė, o va šitas va tiek pažaidė. Nu tai ką sakau, o tai kodėl taip? Tai sakau, jeigu tas va vaikas, kuris daugiau žaidė, lankytų tiek pat treniruočių, sakau, jūsų vaikas, ne, ir atsineštų į darbą, taip kaip, sakau, šitas vaikas, ir temptų tą komandą, taip kaip jisai, tai sakau, gal jis 2 daugiau žaistų. Supratau. Ką noriu pasakyti, nemaišom vieni kitiem. Treneris dirba, viskas dirba. Kokie kažkas klausimai kažkur, matot, nespręsi ten kažko, einam čia, sėdam, kalbam visi 3, ar ten 5 ar 6. Vat yra taip, kaip tas toliau ieškom kompromisą. Bet viskas turi būti, aš sakau, ne, kaip akis viskas, kad nebūtų ten nugaros. Ir kitas dalykas, ką noriu pasakyti, nu, jeigu vienas vaikas vėluoja, 3, kitas, ne, treneris, sakykime, dėlioja treniruotis, viskas, vienas ten ateina po 10 minučių, kitas po 5, 3, nu, aš kaip pavyzdį sakau, irgi sunku. Ir kitas dalykas, teisingai treneris ir sako, jūs iš anksto informuokit, kas važiuoja, kur važiuoja, kada važiuoja. Treneris, aišku, irgi turi iš anksčiau pasakyti, kada ten kokios varžybos ir taip toliau. Bet supraskite ir jį, jeigu nežino visos informacijos, jis negali iš karto jums sakykime kažką. Jeigu jis žinos visą informaciją, sakys, kad ten kainuoja ten 5 eurai, išvažiuojam ten tada ir tada viskas. Kas būna? Kitas dalykas, ką aš siūlau ir tai pasiteisino dalykas, treneris sudarė sąrašą, kas patvirtino, kad važiuoja 50% iš karto. Pinigų aš turiu. 50%, visą kitą po to. Be pateisinamos priežasties, sorry, nepykit, pinigų negrąžinam. Bus ant sekančių pinigų, gal mažiau reikės reikia. Bet kaip turėsim tokią tvarką, tai tada jums irgi atsakingumas irgi bus. O, vienas, žiūrėk, iš mane važiuosiu, bet čia jau davėjau, jo? Jau davėjau, blemba, jeigu nevažiuosiu, ne, reikia. Bet jau važiuoju viską. Jau tada jau prieini prie tos tvarkos. Tai va, ką aš sakau ir tas pasiteisino dalykas. Ir manau, va tokią tvarką įsivesiu. Patvirtino, 50% treneris renka viską. Kad nebūtų paskui savo kišenių ten, vietą ar ten. Nu, 3 nevažiuoja ten, Kaziukas, Antanas ir Petras, tai žiūrėkit, nu ten vėl reikia perskaičiuoti. Ne. Jeigu jau taip, tai reiškia taip, viskas. Kaip kirvinų kirsta. Ir sakau, šitą tvarką įsiveskit. Ir pamatysit patiems bus geriau. O kas nevažiuoja, kaip gerai, va, tau į komandos fondą, jau tada kitą turnyrą važiuoja, mes jau turim ten kiek, kaip pavyzdys, ten turim 50 eurų. Tai viskas ir tą paskui 50 eurų tam panaudojam dar, jūs ten panaudosit dar kažką. Galų galia vaikam kažkas nupirks, dar kažkas tos pusės. Taip pat prie tos tvarkos turi visi jūs prieiti. Ne tik treneris, bet ir jūs visi ir vaikas. Tai čia toks dalykas. Taip kad
draugausim. Kils problemų kažkokių neįspręsti su treneriu, viskas. Labą dieną, Artūrai, norėtume pašnekėti, jokių problemų, einam sėdam kalbam. Jokių problemų. Vaikai žais visi. Daug čia girdžiu irgi ten, o tai mano ten nežaidė, visi žais iki vieno. Turės žais. Ir jeigu aš girdėsiu nusiskundimų, aš tada su treneriu gražiai pašnekėsiu, žiūrėk, Antanai, negalima. Dabar važiuoja vaikas į varžybas ir sėdės, ne? Kokio galima ten važiuoti. Nėra. Visi žais. Visi iki vieno. Visi turi iki vieno žaisti. Dar kartą sakau, nekreipiam dėmesio, nes paskui, išleido tą vėl jūrį, jo vajazą pralošim. Nereikia. Čia tokių ne. Čia visiems reikia žaisti. Visiems. Dabar savo visi pinigus moka. Teisingai. Reikia duoti žaisti. Reikia tu dabar veši ir neduosi žaisti. Nesąmonė. Taip, kad gerbiam to žmogaus darbą, ką jisai įdeda į jūsų vaikus. Geriau patys padėkit kažkur, kažkaip, kažką, negu ten, sakykime, kritikuoti ir taip toliau. Kritikuoti nereikia. Reikia padėti. Nekritikuoti. Taip, kad reziumuojant, tai bandysim pakeisti visą tą treniruočių procesą. Kad jūsų vaikai, sakau, gautų kuo aukštesnio lygio treniruotę. Nes, tikrai teko daug kur pabuvoti, teko kur seminaruose, geruose klubuose ir taip toliau pamatyti kaip tą visą struktūrą, kaip visi viską daro ir dirba. Tai aš galiu tik tiek pasakyti, man daug kas klausia iš treniruotę ten, kaip ten mes, pavyzdžiui, jeigu ten kažkur ten nei vienas Lietuvos futbolo treneris, ten ypač vaikų nepadirbtų ne vienam mūsų klubui, nei vienas, galiu tą aiškiai pasakyti. Nes ten reikalavimai yra labai dideli ir ten oi, aš pats nepraėjau tenai. Ten bandžiau, ten kažkur. Ten gali turėti, ką tu nori. A, B, C, Pro, ką nori. Įdomu. Krepšinį gal lygis kaip yra, gal ten kitaip, treneriam be šansų. Tai bandau, mačiau šitą visą padaryti ir sakau, geriau treneriui padėti, ten kritikuoti ar kažką daryti. Sunkus darbas. Jūsų darbas irgi laukia. Paruošti vaikus, atėti į lauką, į salę, kad jie sportuotų. O didžiausias komplimentas, žinot koks, mums treneriams, bent jau man tai tikrai. Jeigu vaikas grįžta namo ir ten mama ar tėtis, kaip Antanai, jėga, grįžtas tokias šypseną, čia tada jau, čia sutik. Ir didžiausias komplimentas, pavyzdžiui, irgi man, sakykime, čia tokiam vienam iš vadovavimų žmonių, irgi žaidėm devinčinį, tai iš tėvų komplimentus gaunam, žiūrėk, jau čia neblogai kažką, ateina organizatorius, sako, simpatiška komanda, čia man jau, man tinka. O kad ten laimėjo, laimėjo, viskas gerai, Aš tik tai visada reiškias, kaip pasakyti, paanalizuoju tokį dalyką, ne, pavyzdžiui, grįžta treneris iš varžybų ar, sakykime, iš kokio turnyro, tai tie vaikai klausia, treneri, kaip sekėsi, kelintą vietą, iš 28, tai prastai, ne? O kodėl prastai? Gal ten žaidė, gal ten kitokios visokios, ten kažką bandė, kažką, nereikia taip iš karto, prastai. Aš su ta komandėlė, kur ten daug auklėtinių išėjo, sakau, mes niekada turnyro nevažiuojame. Niekada. Ta įgme, būna žiūrėjus paskutinį vietą, užėmėm ir atėjo, sako, tas Danas, šitas jo, viskas, važiuojam, sako. Oi, viskas, palauk, ten eina kalbėti. Bet nesirinko ten, dar kartą kartuoju, ten iš čempionų šitą, sako, važiuojam. O čia yra svarbiausias dalykas. Ir man, pavyzdžiui, kaip treneris specialistas, aš manau ir Nikolajų lygiai tas pats. Čia patikėkit manim. Ir paskambina va čia, treneri, kaip sekasi, gerai, gerai. Vienas va Kinijoje žaidžia irgi aukščiausio lygio įvarčius. Įvartį mušą, suprantate, ir treneri, jūs tik atvažiuokit, sako, jūs pirkit bilietą visą kitą, sako, aš ten suorganizuosiu. Žinot kaip fain? Iš tikrųjų, patikėkit manim. Tai va,
trenerių, va toks va tikslas turi būti. Nelaimėti rungtynės, o kad va ten kažkas kažkur žaistų ir prisimintų tai. O čia yra lygis. Reiškia, jis tada darė gerą darbą, jis reiškia, kaip aš sakau, įdėjo dūšę, įdėjo visą save, kad vaikas kažkokį tai lygį pasiektų. Aha, čia fainai. Tai va, palinkėčiau visiems, kad dirbam kiekvienas savo darbą, nemaišom vieni kitiem, kažkokios yra problemos, sprendžia su treneriu, matot, kad ten jau kažkas neišeis ar kažką, viskas, einam čia kalbam. Kad nebūtų ten kažkokių piktumų ar ten kažko to tiesiai, einam, viskas. Aš su manim sunku labai, nes aš ką galvoju, tą sakau. Ir norėčiau, kad ir jūs tą patį pasakytų. Aš teisybės nebijau. Ir nebijau išgirsti ir pats nebijau pasakyti teisybės. Gan griežtokas esu, treniruotės irgi ten, sakykime, ne, vedu tai, bet man turi vykti darbas procesas. Čia. Tam aš čia ir atsiradau, o bendrausim ilgai. Labai ilgai bendrausim. Kokių klausimų? Tikrai griežtas. Bet nieko nenori pasakyti. Skamba gerai. Tai geras pastebėjimas, gerai skamba. Jo, norint, kad dar geriau skambėtų, jo, ta gitara ten, mes visi turim derinti stygos. Ne tik aš, ne tik Nikolajus, mes visi, o kai visi pradėsim suderinti vieni kitiem tas, kaip aš sakau, stygas gitaro, oi, kaip skambės gerai. Oi, patikėkite. Tada tikrai grosim. Visi. Taip, kad čia darbas laukia didelis ir milžiniškas. Bet su jūsų pagalba mes tikrai galime kažką. Vaikų, vat aš kiek, sakykime, jau žiūrėjau vieną savaitę, ten dar prie treniravimo proceso nebuvau ten priėjęs, ne, žiūrėjau, kas ten, kaip ten, kur. Yra vaikų. Galima kažką daryti. Sakau, reikia dabar teisingai viską sustatyti, tai ir požiūris, kad jūsų geresnis būtų. Dar kartą kartuoju, nesvajokite apie tą salę. Nenoriu, kad jūs ten eitų. Ir aš po truputėlį noriu išgyventi šitą visą dalyką. Kad nesuktumėm ten galvos, kad trenau ten kada eisim ten. Ai, nu jau, gerai. Ne, čia viskas, va, lempas reikia papakyti. Uždėksim tas liustrą. Bus gerai. Bet sakau, pratinkit savo vaikus, patiems, grūdint organizmą visą, nu, suprantat, imuninį sistemą visą. Kitas klausimas, kaip su maistu valgo vaikai jūsų? Sunkiai. Mali, sunkiai. Dabar žiūrėkit toks prašymas, vat, mes darėm ir 17 ir 14 metų bananas treniruotės būtų. Ir po varžybų. Kam reikia žinot? Verčiau organizmą atstato. Razinų daugiau valgo. Juodo šokolado. Ne? Mažiau ten, sakykime, ten tų čipsų visokių.